Mane nuteisė 11 metų už disponavimą narkotiniam medžiagom, tai buvo 4 kg marihuanos. Lygiai 6 metai šiandien yra, kai aš sėdžiu ir liko dar 5. Oficialiai iki pat galo, jeigu sėdėti. Galbūt tas spaudimas ir dėjo iki to, kad mokykla, pagrindinis dalykas mokykla, visur tik mokykla. Ir man blogo nuo to pasidarė, aš spėjau viską ir viskas. O nuėjau ir išėjau iš mokyklos. Atėjau, motinai padėjau popierių ant stalo, viskas išėjau. Kai aš sėdėjau namie, aš nieko nedirbau ir aš per daug savo nieko neturėjau. Aš tėvų ten negrįžiau, kad duokit man ten viską. Aš pavalgyti visą laiką turėjau namie. Aš nieko negrįžiau ir po to aš pradėjau ieškoti kažkokios veiklos, iš kur čia tų pinigų gauti, o dirbti aš realiai nenorėjau. Vieną kartą tėvas įkišo į statybas pagalbinių darbininkų, ten mane jis pats nuvežė į tas statybas. Tai 2 dienas tai užtruko ir po 2 dienų aš pajutau, kad aš čia ne darbininkas, aš čia vergas, čia manęs jo ir kas svarbiausia, dar tų pinigų niekingai mažai moka. Tai galvoju, ne, kitą kartą buvo irgi panašiai, bet mane 3 dienom įgrūdo į Maksimos sandėlį dirbti. Kai aš pamačiau, kas ten vyksta su žmonėm, aš sakau, va čia tai jau baigti, taip negalima ir viskas, nes darbas 12 valandų, alga savotiškai niekinė, o visi tai šalia, visą laiką, ir visur šalia ir ką žinau, važiuojam, paimsim, ne problema. Galima pasimti ten kelis tūkstančius litrų, o biškai daugiau. Aš visą laiką sakau, kad aš nežinojau, ką aš gabinu. Aš niekada nesižiūrėjau, ką aš gabinu. Toks dalykas. Ir dabar pasakykim, ar aš žinojau, ar aš nežinojau. Mano atveju buvo sunkvežimio vairuotojas atvežė ir padavė. Ir tas sunkvežimių vairuotojas juos atvežė iš užsienio, iš Olandijos. Čia byloj netgi atvirai viskas yra, jis atvežė juos, žinodamas, ką jisai vežė. Aš nežinau, kiek jis ten vežė, bet jis vežė ten apie 30 kg, atrodo. Ir paskui jis tos padavė, kurie man buvo skirti tie 4 kg su kapeikom, o kitus jis ten atidavė kitiems žmonėms. Vat ir viskas. Ir tos paėmė, mane paėmė. Ir man buvo labai paprastai pasakyk, kam vežėjai ir visa kita, ir gausi 2 metus. Taip, man buvo pasakyta. Aš nesakiau, aš ir žinodamas būčiau nesakęs, kaip ten kas. Tie žmonės, kuriem aš vežiau, aš jų net nežinojau realiai. Ten buvo tarpininkai per tarpininkus. Mane irgi siūlė paleisti. Ir taip toliau, bet pirmą bijau, kad apgaus. Visų antra, aš turiu šeimą ir aš turiu gyventi ir taip toliau. Jausmas tikrai nekoks, kai tu sėdi, tavo ateina, sako, tu gausi 10 metų minimum ir gali kalbėti ir išeisi po 2, po 3. Bet tu sėdi ir mąstai, ir pakalbėsiu, kas bus. Ir klausimas kitas, aš galbūt čia pakalbėsiu, galbūt jie išsisuks vis tiek. Ne? Toks variantas. Galbūt ten niekas ten tavęs nežudys, nedegins ar nepanašiai. Krikštatėvį atmėsim visą jo scenarijų. Čia vis tiek gal ne taip vyksta. Bet ir pasakysiu, man taip išdavo žmogų jį pamatyti ir susidurti su jo žvilgsniu. Išdavikui turbūt yra sunkiau gyventi su to, ką jis padarė, žinodamas, nes lengviau turbūt numirti. Kaip yra buvęs atvejis, pagauna žmogus su narkotikais, jį palaiko kalėjime, paleidžia ir jis už mėnesį žūsta autoavarijoje. Čia toks dalykas, kad čia nesivelsim į tai, bet tos samprotavimus. Kitas moralinė dilema, ten, kur aš lindau sąmoningai, kaip aš galiu pradėti kaltinti kažką kitą. Jeigu aš ten įlindau sąmoningai, kur aš dabar apkaltinsiu, mane chebra čia pakišo, ne? Aš nekaltas. Taip, kaltas, nuteisė. Vat ir viskas. Pirmą naktį. Net ne naktį, vakarą. Bet atsimenu kaip dabar, ten tokia šviesios sienos dar buvo. Atsisėdu ir galvoju, čia negerai, bet reikia viską keisti.
reikia viską keisti ir kardinaliai.